grįžom iš montažkės. Neturėjau su savim kamerytės pafilmuoti, kaip vežuosi ratus, pamontuojam, permontuojam teisingiau ir kraunamės ratus atgal. Tai vat galiu parodyti, jau yra sumontuoti 4 lietnykai. Mišelinus bandysim sudeginti šrykloje. Šrykloje bus tusovkė. Norėjau tas padangas pasaugot, pažiūrėti ant normalios dangos, kaip jos dirbs man, bet taip nusprendžiau, kad sušersime šitas padangas tiesiog, kad sušerti dūmus paleisim, nes jų buvo labai minkštas kordas. Tai yra padanga, ne? Ir šitas kordas, kaip ir šitų, yra labai minkštutis. Ir ko pasiekoje, gal man pavyks parodyti, lakstė modžiūnuose, norint įsileisti oro, kad būtų sukibimo padanga, dirba va šituo kraštu, nes jinai yra minkštutė, nors čia buvo 205-50, bet jinai dirbo šonu. Tai šitos būtų lygiai tas pats, nes jų kraštas buvo labai minkštas, aišku, dabar tai jau taip nepaminkysi su oru. Jau labiau montažkį visada prašau daugiau oro, kad paskui nereiktų dapatinėti, o tiesiog išsileidė. Tai yra paprasčiau. Tie maži kompresoriukai gali ir nepajėgti pripūsti tiek, kiek turi iš jo reikalausi, arba numirti netinkamų laikų. Susimontavom padangas, tai yra šiandien, penktadienį, o lėksim sekmadienį Kačergoje, Varlininkę vadinamam. Ir susimatysim arba kadruose, kaip važiuojam į ten, arba iš kadrų jau tenais. Tai žiūrim. Dar vienas reportažas prieš rytoj, tai yra šeštadienio ankstus rytas. Ir turime nuostabų dalyką. Ksado. Žmonės sako, kad supilus Ksado į variklį atsiranda daug kilovatų, tai mes tai patikrinsim. Šiandien keičiam tepaliuką variklyje. Turim mašinėlę, pašildžiau, kad lengvai išbėgtų tepalas. Ir keisim į Ksado šiais metais. Ir dar reikės nusiplauti automobilį. Nes kaip matom prie gatvės jisai stovėjo, tai labai morzinas. Turim tokių dalykėlių, dar reikėtų šiek tiek šitus ratus išnešti bent pusę centimetro, nes pilnam lokė siekia. Čia irgi va tokį dalyką reiks pasidaryti, dar ten biškelį rudelės tokias pasivalyti yra, šikių tokių apibėgusių. Dar ir norėčiau pabandyti va šitą sutvarkyti dalyką bent primityviai. Tai kimbam į darbus. Padarėm vieną liustrą kartu su jumis. Turbūt geriau nei buvo, nes jau šiek tiek galim matyti ir save. Susišveičiam, jeigu tvarkingai, tai reikia iki kažkur, man atrodo, 1,5, gal 2,000, gal 2,5. Mes čia nedarom per daug tvarkingai. 5 metrai, gražu, nuostabu. Pasidarėm 2 lempytės. Rezultatą turim kažkokį tokį, gal per telefą sunku pamatyti, bet atsigavo diena ir naktis. Lemputės geros, priemonės. 1,50 € Norfoj ir man atrodo 5 €. Nu ir kokį nors tais švelnų skudurėlį ir svarbiausia škurkių. 400, 1000, 1500. Tai va, ne reklama. Tokios va priemonės ir primityviai padaryti užtenka. Svarbiausia yra, mano supratimo, aišku, galite ir paneigti, galite ir išpeikti, uždeginti laką. Sušveitus aš uždeginu šiek tiek laką, nes žibintam bus gerai. Ir dar vienas reportažas. Iš neturėjimo ką veikti, sugalvojau ką veikti. Turim tokį va vaizdą. Viską išardžiau. Tai turbūt matosi, ant kiek viskas ne savo vietoje, kai viskas turėtų būti maždaug čia.
Nu, ta prasme, arka va šitas kampas va čia, o šita dalis ties čia kažkur tais. Panašiai kaip čia. Šiek tiek apsėmėm va mūsų įrankiai. Aš neturėjau ką veikti. Ne ledovai, bet gal čia špaklius ir dažai padės kada nors. Jeigu sugalvosiu šitą dalyką suremontuot. Šiaip atrodo, nu, jeigu mes žiūrėsime maždaug iš čia, tai atrodys tiesų beveik. Tai jeigu mes ateisim apžiūrėti šitą automobilį iš arti, pamatysim šiek tiek kažkokių kreivumų, bet išlyginom kiek pavyko. Šiaip čia reiktų pjauti ir virinti arba duoti kebulistui, bet kebulistui mes neduosim, nes šitą vietą tikrai dar links. Tai dabar būtų žiauriai fainai atitempt va šitą kampą, kad nenutrupėtų čia esantį špaklius. Nepavyks, nes mes daužom su plaktuku. Turėjau iš pradžių idėją pabandyti išplėšti garažo vartus. Va tokiu būdu, bet nepavyko. Nu, nes netampytojas, įrankių neturiu tam tikrų. Šitokių primityvių kažkur turėjau. Toks va yra įrankis. Kažkur dar vienas įrankis. Nu ir va toks va. Tai po principė įsigrėži, iki čia užverži tempiai. Bet kaip matom, pasiekmės buvo nekokios, tempimo tikrai buvo. Kadangi čia vis tiek viskas kaip buvo suraukšlėta, ir čia suraukšlėta, ir čia sugrūsta, viskas sugrūsta. Maždaug galim matyti va palei šitą vietą, kad tikrai nebuvo gerai. Ir čia va tikrai nebuvo viskas gerai. Tai vaizdelis nekoks, bet žodžiu. Bandom daryti. Nefilmavau, bet žodžiu darbai stipriai pajudėjo. Galiu parodyti. Priversim bagažinę. Va. Jau vaizdelis visai nieko. Gavau face stopus papigiam. Tuo pačiu gavau ir laikikliukus, kurių pas mane nebeliko iš jų nesveikos dvasios. Taip va neturėtų būti, bet bus gerai. Kitoj pusėje, kur kitas automobilis atsiremia į mumis, lygiai tas pats vaizdelis. Neturėtų šitai būti. Bet vaizdelis jau yra neblogas, labai neblogas. Ir va, kaip minėjau, čia nais va turėtų panašiai atrodyti, aišku, ne visiškai taip, bet labai panašiai. Ir dabar bandysim uždėti šitą detalę likutinę jau, nes čia va pagedė, čia 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 jau sutvarkyta, nesugedė, čia sugedė. Tai va bandom uždėti šitą likutinę detalę ir pažiūrėsim, koks bus likutinis bendras vaizdas. Swirls on her body, they don't last. Blowing smoke and it's time to grow cold blast. Green Hills feel like Hemingway cold bar. Tai labas rytas iš Kačerginės, iš šėryklos teritorijos, Varleniko vadinamo. Jau atvykome į vietą, pasikeitėm ratus, bandysim eiti ieškoti tiek komisaro, kad patikrintų automobilį, nes tikrinam, žiūrim, viskas pilnai, kad būtų maksimaliai tvarkinga, pas mus taip ir yra. Nuotaikos geros, pasiruošę gan stipriai, dalyvių tikrai nemažai, dar ne visi suvažiavę, bet turim virš 40 dalyvių, tai bus įdomu. Atvažiavom tiesiog smagiai praleisti laiko ir, kaip sakiau, sudegint padangas, kurias galvau, kad bus verta naudoti gal kur nors varžybose, bet sunaudosim treniruotį. Oras geras, saulė šviečia, turėtų būti šilta, palei orų prognozės apie plus 16 laipsnių. Tai va, viską pasiruošiam ir važiuojam iki tiek komisaro pasitikrinti automobilį ir susimatysim jau iš trasos turbūt.
Nu ką, grįžome jau namo. Palakstėm, išsikrovėm. Mašinėlė atlaikė ko puikiausiai. Padangom nėra labai gerai. Mišelinai ten, ne visiškai nauji, ne 20 metų. Jos naujos nevažiuotos, bet senos, ilgai gulėjusios, šiltai sandėliai. Tai, sakykime, pirmus 4-3 važiavimus širykloje dirba labai gerai. 2,5 plytas net mažokai, kimba labai neblogai. Bet paskui jau pradeda po truputį prastėti sukibimas, nepastovus. Ir norint ilgai važiuoti, reikia taupyti. Nepjauti iki galo, nes pirmas komplektas pasibaigė greit, o prisižadėjau nemažai žmonių pavėžinti, tai teko antrą komplektą taupiai važiuoti, nepersistengti. Dar tiesa, grįžtant galimai turėsim nuotrauką. Buvo neapsiskaičiuotas greitis vienoje vietoj. Vėlai nusimesta ir pasitiko mumis kamerytę su raudona blikste. Bet nuotaikų nesugadina, pasikrovėm stipriai, padangos 4 užmuštos, benzino nedaug reikėjo, tiesiog gera, šitą organizatoriam didelis laikas, taip pat ir jūs padedam laiką, parašom komentarą, tik jūsų pagalba kyla noras darytus video.